Labas rytas. Išeidinėjom iš viešbučio, gavom pusryčius, pusryčiai buvo gaidiški. Atnešė kažkokios išrūgusios kavos. Teko išpilti kriauklę. Ir šiaip vandens nepatartina čia gerti, nors jis ir vyrintas, bet kažkaip tai ne mano skoniui. Dabar paprašiau, kad nuvežtų mane iki šventyklos, sakiau recepšinę, gal man kokį taksą iškvies, tai atėjo kažkoks bičas, pasižiūrėjo, sako 400 lyrų. Uberis kainuoja 80 lyrų rupijų. Tai va, bandė 5 kartus daugiau numelžti, negu iš tikrųjų kainuoja. Taip, kad užsisakiau Uberį, tuo atvažiuosiu ir važiuosim tyrinėti Delio. Šiandien turiu kelius nusimatęs objektus, tai kiek spėsiu, bandysiu pamatyti. Signalai, garsai, niekaip negalima suprasti, kas čia vyksta. Vienu metu ir geriesi tuo, ir baisu darosi. Atrodo, kad visi kažkuria prasme tai daro nesąmonės, bet kartu ir tai gyvas organizmas. Nepakartojimas jausmas, žiauriai įdomu. Žiūriu, stebiu, geriuosi, fantastika. Atėjau į Šri Lakšmi šventyklą. Einu pasižiūrėsiu, kas čia gero, kaip viskas atrodo. Kad užeiti į šventyklą, čia žiūri, hebra batus nusiminėja. Tai tikriausiai reiks nusimti batus ir palikti. Ir eisim pasižiūrėti viršų. Aplankiau šventyklą, dieviškas grožis. Iš tikrųjų nesuprantu, kodėl neleidžia filmuoti. Prieš išeinant reikia nusimauti batus. Čia va padedi į tą dėžutę. Ir basom kojom vaikštai per tą šventyklą. Dieviškai gražu, architektūra, blemba, padaryta viskas, sutvarkyta. Labai gražu, nuostabu. Aišku, to grožio neleidžia filmuoti, man labai keista, kodėl. Šita šventykla buvo pastatyta 1933 metais. Turtingos šeimos kaip auka. Viena iš dievybių, kiek aš suprantu. Važiuojame į Raudonąją fortą, 13 km, 130 rupijų, tai čia yra svaras 30. Atvykau prie Raudonojo forto, bet šiandien pasirodo uždarytas. Tai prisistatė daug pagalbininkų, kurie nori padėti, nuvežti kažkur, parodyti, kažką padaryti. Nu va, kaip visada Indijoje prisistatė draugas. Turim palydą, vienas vaikščio, dabar kitas. Hello, my friend. I'm Indian. I'm okay. Čia visi draugeliai, visi šypsos, tik tai reikia žiūrėti iš galo, kad niekas kuprinės neatidarinėtų. Ir reikia žiūrėti, kad iš rankų nieks telefono neištrauktų. Turim draugą. Žiūrėsim, kas kantrybės daugiau turės. Ar jis ar aš? Lydi mane jau gal 10 minučių. Siūlo visokius turus, rikšą turai, šventyklų turai. Turbūt didžiausias ir fainiausias gidas viso Indijoje. Žiūrėsim, kas daugiau turės kantrybės. Visam šitam skrusėlinė. Iš tikrųjų, tu gali nieko nedaryti, gali tik tai eiti ir žiūrėti. Garsai iš visų pusių. Jaučiai, karvės, bet ir nauji BMW'ai ir geros mašinos, aišku, retas atvejis. Bet va dabar mačiau pats naujausias elektrinis BMW'as ir šalia jautis. Nu, kontrastas tai žiauruminis iš tikrųjų. Bet čia yra Indija, apsidairykit.
Viso šitoj maišaty bandysiu surasti restoraną. Bandysiu surasti restoraną kažkokį tai. Nenoriu valgyti ant šitų gatvės užkandinių, nes čia visur važiuoja mašinos, dulkės, nieks ten tų nevalo, nei vaisių, nei maisto, niekas nei kontroliuoja, nei prižiūri čia. Vieni šluoja, šalia maistą gamina. Nu, Indijai tai atrodo normalu. Nu, pasižiūrėkit. O aplinkui kas darosi. Tai reikia kažkokį uždarą pabandyti susirasti restoranėlį, papietauti ir toliau keliauti link Indijos vartų. Aš čia kalbėjau apie karves traukiančias vežimus, bet čia pasirodo ir žmonės tuo užsiema. Visur draugeliai, visur kebra. Visi šypsos. Kažkas iš galo eina. Atrodo, kad tave visą laiką kažkas seka šitoj šaly. Gal taip iš tikrųjų ir yra. Arba va tokie variantai būna, kaip už manęs dabar. Visiškai atsipūtęs bičas. Čia absoliučiai belekas darosi. Veiksmas, mašinos, signalai, kvapai, katės, šunys, karvės. O vienas guli, vienodai jam. Vaizdelis toks. Vienas už manęs guli, kitas guli. Veiksmas vyksta belekoks, o čia už manęs lauko tualetas. Na tokia sistema Indijoje. Nu, už manęs čia dar graudesnis vaizdas. Čia va, žmonės gyvena šitose palapinėse, vaikai žaidžia. O, dar vienas draugelis. O, dar vienas prisistatė. Lemba. Turki Kumar Singh. My name is Turki Kumar Singh. Yes, Jharkhand. nice to meet you. Jharkhand. Okay. Bengal. West. Nieko nesupratau, bet kažkokią brantas nori. Ir visi neprieina be priežasties. Kai tu eini, tai tavyje mato svaro, dolerio arba euro ženklą. Tu jam esi vaikštanti piniginė. Pastebėjau tokį dalyką, kad geriau nuo pagrindinių tokių didesnių judėjimo taškų, kur normalesnės parduotuvės, normalesni žmonės gal geriau ir nesitraukti. Į tuos lūšnynus gal be palydos neapsimoka, nes ten žmonės labiau neprognozuojami. Dar kartą įsitikinau, kad geriau kviest Uberį negu gatvės šitos pavežėjus. Paprašiau, kad atvežtų iki Indijos vartų. Tai atvežė, bet paleido, sako, negaliu čia važiuoti. Čia negalima, eismas draudžiamas. Paleido. Ir pasižiūrėjau, kad man dar pusę valandos pėsčiom reikia iki tos vietos eiti. O važiuoti galima. Nieks čia neuždaryta. Paprasčiausiai jie meluoja. Atkeliavau į kažkokį tai verslo rajoną. Čia jau kitokia atmosfera. Šiukšlių daug mažiau. Visur užtvaros, barikados. Ir mašinos jau šiek tiek kitokios. Žmonės kitokie, pastatai kitokie. Čia turbūt bankų visokie ofisai, turizmo agentūros, viešbučiai, tarptautinės kompanijos.
ofisai. Tai čia absoliučiai kitas vaibas. Čia iš tikrųjų saugiau ir telefoną laikyti atrodo. Ir nebaisu, kad iš galo kažkas tai kuprinę pradės tau krapštyti. O čia jau mane kviečia. Pinigų nori. Bet dėl ko aš filmuoju, dar tokio bairio nemačiau. Čia va už manęs einu žiūriu kažkas krebžda. Tai šitam verslo centre, verslo rajone, verslo kvartale pasirodo žmonės medį gyvena. Daiktai sudėta, kažkoks tai miegmaišis ar kas ir medį gyvena. To dar nemačiau. Atkeliavau prie Indijos vartų. Fontanai, žolytė gražiai nušienauta, daug žmonių, rengia piknikus, nėra šiukšlių, kelias gražus, platus, nėra kvapų nepageidaujamų. Aišku, nėra visiškai, kad būtų idealu, bet pagal indiškas nuostatas šiandien yra idealu. Ideali švara, idealų žmonės, ideali žolytė. Važiuojam dabar, aplankėm Indijos vartus ir keliaujam link Lotuso šventyklos. Pasižiūrėsim, kas tenai įdomaus. Na, Lotuso šventykla nedirbo. Atvažiavau, pirmadieniais pasirodo nedirba nei Lotuso šventykla, nei Raudonasis fortas. Tai taksistas vėl mane atvežė į kažkokį tai restoraną. Žiūrėjau, pagal Indijos standartus, tai iš tikrųjų čia prabanga. Gavom chicken tikka masala su garlic nanais. Skanausim. Ir kaip kiekvienam normaliam restorane, po maisto atneša tokių burnai atgaivint, kad nebūtų kvapo. Miestas šiek tiek nurimęs, jeigu taip galima būtų pasakyti. Aišku, veiksmas vyksta, bet nors galima pečiais nesiglaust vienas prie kito, kai vakare eini. Vakare 11 valandą oras toks gaivus. Atrodo ir kvėpuot labiau kažkaip tai yra kuo. Čia yra pėsčiųjų perėjai, kurie niekas nekreipia dėmesio. Pabandysim pereiti kelią. Va, vienas atvaro be šviesų, vienas, du. Po šito reikia šauti. Spėjom. Va čia gyvenimas šunų. Maisto visada jiem užteks. 11 valanda vakaro. Einu link centro. Absoliutus chaosas. Čia yra gan toks prabangus restoranas. Visur tvarkinga, gražu. Bet va čia yra Indijos ypatumai. 2 šiukšliadėžės, pustuštės, o šalia jų primėtyta. Ėjau gatve ir užkabino mane tuktuko vairuotojas, prikalbino padaryti turą. 200 rupijų valandą laiko ir pavežios, parodys kur kas. Ir dabar parodė labai gražią sikų šventyklą, dirba 24 valandas per parą.
iš lauko įspūdingai atrodo, didelė, labai graži. Tai paprašiau, kad mane pavežiotų, dabar parodytų dar kitų įdomybių vakarinių dėlio ir tada nuvežtų į šventyklą mane. Nes iš lauko labai sužavėjo, noriu pasižiūrėti, kaip jinai ten atrodo vidus. Atvežė prie geležinkelio administracijos pastato, tai parodai padėtas naujas traukinys, greitasis parodytas. Šiaip sakė, kas dirba geležinkeliuose, labai gerai gyvena turtingi žmonės. After 3 years, this Modi Sarkar, after some changing. Tai papasakojo, kad va čia naujas parkas, visas naujas apšvietimas padarytas, 3 vandens fontanai, 3 metai atgal viskas čia padaryta, dar nebaigta, vyksta statybos. Ten yra Indijos vartai, parlamentas ir va ten vyksta pagrindiniai paradai. Kiekvienais metais apie 1 milijonas mašinų iš tą parkingą įvažiuoja ir išvažiuoja. Parkingas yra nemokamas, 3 aukštų. Susitarėm su mano draugu vairuotoju gidu, kad jisai man padarys ir papasakos ekskursiją ir nuveš po to iki viešbučio. BMW, so many people every day coming here. Okay. So, turtingų žmonių čia sakė, irgi labai daug atvažiuoja kiekvieną dieną. Labai geros mašinos. Iš tikrųjų mašinos geros. These bottles, Oh, need to leave bottle. Bonkė sako, reikia padėti. Bonkė padėsim. Einam. Probably shoes needs to take off. this inside. Inside, yeah. Batus reiks nusimti viduje. Einam. Na, fainai, malonu tokį senuką susiradau. Tiksliau, jisai mane susirado. Einam į vidų. Nusimausim batus. Čia yra šventykla. This temple for history. Duos turbūt kažkokį žetoną. Patenkant į šventyklą, visi nusiplaunam kojas. All social people, work people, watching here, cleaning. Sudėsim galvos apdangalą, kad patekti Sikų šventyklą. Sakė, filmuoti negalima, bet kažkaip No photo. pabandysim. Tai šita šventykla iš tikrųjų yra įspūdingo grožio. Negaliu pafilmuoti viduje, nes kažkodėl tai neleidžia. Vidury yra didelis ežeras, plaukia auksinės žuvys. Visur švaru, gražu, tvarkinga. Yra kitaip. Už šitų sienų atrodo, kad yra kitas pasaulis, šiukšlės, skurdas, bet kartu ir turtai. Čia užeini dar kitoks vaibas. Šventykla, didžiausia, gražiausia marmura, vanduo, rauna stogą iš tikrųjų. Dabar yra 12 valandų nakties, čia yra žmonių labai mažai, dieną tai įsivaizduoju, kad čia 1000 jų. Bet naktį dar čia kitokia patirtis iš tikrųjų yra lankant. Ir plus dar su draugu, kuris papasakojo viską. Yeah. So many buses coming per here, on all group. What this place called? Bangla Sahib. Okay. Name this Bangla Sahib. This big building, this police headquarters, this same 5-star hotel. It's police building and hotel? This building, big building, Yes. police headquarters, this same big building, hotel, Oh. 5-star. In the same building, police and hotel? Yeah. Tai va tas pastatas šalimais yra 5 žvaigždučių viešbutis ir policija. So people in that hotel feel very safe. Same. Big criminal people, big room. Big mafia people, big room.
Kiekvieną dieną iš to šventyklo yra maitinami žmonės, einam pasižiūrėsim virtuvę, kur ruošia maistą. Einam dabar link virtuvės, čia žmonės maitinami nemokamai ir miega irgi po stogu, neturtingi, nemokamai viskas. Visa šita vieta yra tik iš aukų išlaikoma. Yra ligoninė, kur susimoki 10 rupijų, tai 10 centų įėjimo mokestis ir tave daktarai irgi apžiūri. Tai čia yra sikų šventykla. Čia yra virtuvė. Plate. Air conditioning? Įspūdinga. Diena pilna būna, pilna. 2000 žmonių vienu metu čia valgo. Vedasi į virtuvę pasižiūrėti, einam, pasižiūrėsim, kaip ruošiamas maistas 2000 žmonių. Wow. Viskas automatiška. Oro. 60,000 people with food. Kiekvieną dieną šitą virtuvę aptarnauna 50-60 tūkstančių žmonių. Tai įsivaizduokit, kokie maisto kiekiai per šitą teritoriją turi praeiti ir kiek čia žmonių turi dirbti. Viskas valdoma dujom, automatinė sistema. 21 amžius. Keistai aš su šita skrajute atrodo. Įspūdinga patirtis, blemba. Viduj džiaugiuosi. No money, everybody money. Hello. Bet kad tokios vietos yra, tai nuostabu, ypač Indijoje, kai tiek daug neturtingų žmonių. Kiekviena pagalba yra svarbi. All same, poor people, rich people, like same. Not different. Su visais elgiamasi čionai vienodai. Ar tu esi turtingas, ar tu esi vargšas, nesvarbu. Tu gali turėti $1,000,000 sąskaitą arba nulį. Su visais čia bus elgiamasi vienodai. Inside also this accommodation, guest house, rooms, dormitory rooms, little price. So you need to pay if you want to live there, yeah? Rooms, yeah, inside. Dormitory for only for 100 rupees only. For people. It's okay. It's good prices. Yeah, after some room, 1,000 rupees. Šalimais yra ir gyvenamos patalpos. Gali įsinuomoti nuo 100 rupijų. Yra brangesnių, sakė, ir iki 1000 rupijų už parą. Here sleeping, no charging. šitiem nereikia nieko mokėti. Mano draugas pasakė. Free shower, free water. But it's just this one place, or there's more places where they can sleep? They are sleeping only for this. Oh, only this one, yes. Baigėsi ekskursija, pasiėmom savo batus ir keliausim toliau. Viskas, nusiėmėm galvos apdangalus. Pabuvom šventykloje, einam į parkingą, važiuosim link mano viešbučio. Super. Labai džiaugiuosi, ypač naktinė patirtis. Naktį mažiau žmonių, mažiau to judesio, mažiau šurmulio. Man tas žmonių šurmulys jau po truputį pradeda įgrįsti, nors aš čia tik tai keletą dienų, bet iš pradžių toks labai didelis šokas. Tai
kai ateini va į tokias šventyklas, kur mažiau žmonių, tu apsiramini, ramybę kažkokią vidinę įgauni ir pasikrauni energijos tolimesniems savo nuotykiam ir atradimam, taip sakant. Važiuojam link viešbučio, bet chebra, nepamirštam, kad dabar yra 1:30 nakties. 1:30 nakties. Veiksmas tęsiasi.